Tino Legatoras. Vienas prieš vartininką ir Atlantas labai aktyviai pradeda šias rungtynes. Šiauliai. Tai yra vakar 2-4. Namie nusileido Vilniaus Žalgiriui. Pavelas Komolovas. Futbolo žaidžiamas, tada Dainava yra tikrai labai gera komanda. Gudriai. Dabar gudriai žaidžia Lukas Kochanauskas. Nėra nuošalės. Galima žaisti toliau. Arčiau va. Dainava, Nerijus Bartkevičius. Neblogai dabar vaikšto kamuolys, trauka. Prie baudos aikštelės klaidinamas judesys. Solovjovas išmaudytas. Arčiau vartų. Kruoja, Sūduva, ekranas. 3 rimti varžovai, taigi Dainavai tikrai lengva nebus. Strauka. Dabar išmaudo. Lietaus jau nebėra. Čia tokios savotiškas vandensvidis. Daug klaidų aikštės viduryje ir įsibėgė Dainavos ataka. Dainavos futbolininkų ir tai buvo dabar Ruslanas Klikoitis. O čia dabar jau neblogas perdavimas Mindaugui Straukai. Metė žaidėjas, kuriam pilnametystė sukaks spalio 23 dieną ir Titas Vitukynas apskritai yra pirmąjį kartą įtrauktas į Alytaus Dainavos rungtynių protokolą. Pirmasis Aurimas Miniauskas, 10 Mindaugas Trauka, 9 Paulius Sakalis ir 12 Renaldas Stankevičius. Toks yra startinis 11-ukas Alytaus Dainavo. Pauleta prasižengia Pakruoja, taip yra vadinamas Alytaus Dainavos futbolininkas Paulius Sakalis. O dabar Aurimas Botyrius, sužaidus maždaug pusvalandį šiose rungtynėse, Mindaugas Trauka. Strauka smūgiuoja. Greitas žaidėjas turi neblogą smūgį ir šiandien šansas jam. O čia ir toliau puikiai rungtyniaujanti Dainava. Strauka baudos aikštelėje. Smūgis viską bando išspręsti pats. Ir tada prasmūgiuok į vartus. Pats perdavimas, žinoma, buvo labai geras. Dabar Strauka. Tikrai greitas žaidėjas. Baudos aikštelėje yra Sakalis, yra Kavaliauskas. Ką padarys Strauka? Kaip dabar žaidžia Strauka? Ohoho. Puikus perdavimas. Kairiuoju kraštu. Renaldas Stankevičius, beje prisiminus tas pirmasis rungtynes, kurios sėkmingai pasibaigė Alytaus Dainavai, turėjo šansą. Dainava šiose rungtynėse, tačiau vakar teko stebėti vienas tokias, galbūt pačias atakos. Pradėsim mintį Strauka. Krašte. Gali žaisti jis 1-1 prieš Validą Karai. Geras jo perdavimas arčiau vartų ir ten. Strauka reikia smūgiuoti į vartus, smūgis ir skrieja kamuolys šalia vartų. Savo auklėtinius kaip reikėtų rungtyniauti ir būtent ta drausmė gynyboje kol kas Dainavai leidžia šios rungtynėse demonstruoti neblogą futbolą. Strauka neblogai prasimeta kamuolį pro Irmantą Zelmiką baudos aikštelėje, tai 100% proga! Rukauskas nesusistabdo tinkamai kamuolio. Aukštas perdavimas į baudos aikštelę. Čia dar viena proga. Strauka. Ir įvartis. Strauka išnaudoja Atlanto komandos klaidą gynyboje. Į baudos aikštelę. Ten pirmasis įvartis. Dar vienas pavojingas išpuolis ir dabar jau kamuolys atsiduria vartose.